lankosi Rozalimo miestelyje ir kalbina šio miestelio bažnyčios kleboną gerbiamą Remigijų. Sveiki, klebone, klausiu, kaip gyvenate. Leiskit pasveikinti jūs visus ir ypatingai stebinčius ekranuose šitą laidą ir tikrai džiaugiuosi, kad atvykote į Pakruojo rajono Rozalimo miestelį paviešėti. Ir klausimas labai toks rimtas. Tiesiog Pravers komanda gavo elektroninių laiškų paklausimą, ką reiškia šiandienos kontekste, kai žmogus girdi sutvirtinimas. Vyksta sutvirtinimai bažnyčiose. Ką tai reiškia? Norėčiau pradėti kalbėti apie sutvirtinimo sakramentą nuo Šventojo rašto. Šventojo rašto tekste yra kalbama, kad kaip Jėzus, kalbėdamas su mokiniais, pažadėjo įžengęs į dangų atsiųsti šventąją dvasią. Tai ir įvyko būtent taip pat po Jėzaus įžengimo. Mes bažnyčioje švenčiame grinai po savaitės. Apaštalų darbų knygoje taip pat sutinkame apaštalą Paulių, kuris, lankydamas įvairias bendruomenes, klausė: ar jūs esate gavę šventąją dvasią? Ir be abejo, tos bendruomenės nariai prisipažįsta, kad esame gavę tik tai Jono krikštą. Taigi ir pradėjo vystytis sutvirtinimo sakramentai, kad tikrai tikintieji galėtų gauti šventąją dvasią. Ir be abejo, mūsų tėvai, protėviai visada rūpinosi, kad būtų suteikiamas sutvirtinimo sakramentas. Dar kitaip mes liaudiškai vadiname dervamonė. Nuo ko šitas žodis yra kilęs? Tai, kad būtent vyskupas, kuris teikia sutvirtinimo sakramentą, jis sutvirtinamąjį patepa šventąją krizmą. Tikimės, kad klausantieji tikrai gavo labai išsamų atsakymą. Kadangi turime jau tokią progą kalbinti kleboną, tai paklausime ir apie tikinčiuosius Rozalimo miestelyje. Ar turite daug miestelėnų, daug gyventojų? Taip, Rozalimo miestelyje yra gyvenančių nemažai, bet kaip žvelgiant į šiandieninę situaciją, kaip ir visur, visko mažėja ir jaunimas daugiau renkasi didesnius miestus, bet džiaugiamės, kad yra jaunų žmonių, jaunų šeimų, turime ir vaikų. Deja, pas mus mokykla liko tik tai pradinė, bet ačiū Dievui, dar gyvuoja, tikimės dar bent keletą metų išsilaikys. Kokiu laikotarpiu daugiausiai sulaukėte tikinčiųjų? Gal per atlaidus? Be abejo, iš tikrųjų parapijiečiai ir ne tik parapijiečiai myli Rozalimą. Iš tikrųjų, Rozalimas garsėja tuo, kad yra Jėzaus Nazariečio skulptūra. Ir iš tikrųjų žmonės važiuodami į Rozalimą visada prašo Jėzaus Nazariečio malonių, padaryti stebuklų, padaryti, kad tikrai galėtų pagyti.
Ir tikrai yra tokie liudijimai, žinoma, nėra knygos surašyta, bet iš lūpų į lūpas yra liudijimai apie tai, kad tiesiog žmonės atvykę čia meldėsi prie Jėzaus Nazariečio skulptūros ir grįžę namo patyrė Dievo malonę, patyrė stebuklus, pagijimus ir tai tikrai liudija, kokia yra ypatinga Dievo malonė ir Dievo meilė žmogui. Gal galėtumėt pasakyti, pagrindinės, net negalima taip sakyti pagrindinės, gal esminės minimas šventes šioje bažnyčioje? Taip, Rozalimo bažnyčioje pagrindiniai yra dveji atlaidai. Dabar Birželio 9 dieną švęsime dešimtinių atlaidus. Tai Jėzaus Nazariečio atlaidus. Šventos mišios bus 12 valandą ir laukiame tikinčiųjų, laukiame piligrimų, kad tikrai galėtų aplankyti Rozalimą ir ypatingai pasimelsti prie Jėzaus Nazariečio. Kiti atlaidai yra šios bažnyčios tituliniai atlaidai. Tai Mergelės Marijos vardo atlaidai, jie švenčiami rugsėjo 12 dieną. Be abejo, gerai žinomos šventės Kalėdos, Velykos, be abejo, mes tikrai visada stengiamės tose iškilmėse dalyvauti, nes iš tikrųjų mums, kaip katalikams, yra prie širdies. Dėkojame už pokalbį ir linkime gražaus vakaro likusio. Ačiū labai už atvykimą, ačiū už tikrai tas mintis, nors gal ir nepilnai atsakiau apie sutvirtinimo sakramentą. Šiandien iš tikrųjų sutvirtinimo sakramentas yra labai aktualus, kadangi Lietuvos vyskupų konferencija yra nustačiusi, norint priimti santuokos sakramentą, yra privalomas sutvirtinimo sakramentas. Ir ypatingai būna galvos skausmas jauniesiem, kurie ruošiasi santuokos sakramentui, tačiau dėl kažkokių aplinkybių nespėjo priimti. Ir kaip sakoma, mes pasakytume, trūksta vienos kojos. Tai reikia tos vienos kojos, kad būtų viskas iki galo. Tai būsimieji jaunavedžiai turėtų rūpintis iš anksto susižiūrėti turbūt, ar ne? Ar aš teisingai suprantu? Taip, būtent jaunimas, kuris jau galvoja kurti šeimos gyvenimą, reikėtų pagalvoti, pasitarti, ar tikrai sakramentus yra priėmę. Jeigu kažkokiu tai trūksta, reikėtų jau iš anksto galvoti, ruoštis, nes, ko gero, santuokos sakramentą šiandien planuoja jau prieš metus ar prieš keletą metų į priekį. Tai iš tikrųjų ir pasiruošti sakramentam, neskubant prieiti, kad tikrai ramia širdimi ir džiugia širdimi priimti šitą santuokos sakramentą, kad, kaip sakant, būtų visos kojos. Dėkojame, ačiū už patarimus. Tikiuosi, mus išgirdo tinkamą atsakymą, ko ieškojo klausantieji.